Kolekcija ruduo žiemą pas mus įkvėpta Amerikos ir Meksikos prerijomis. Tai yra būtent, ką paėmėm iš gamtos. Tai yra ir spalvos, ir kažkokios tai linijos kirpimuose. Šiai kolekcijai labai būdingi bus zigzago sklastymai, kurių mes dėka paskui iškerpam ir gaunam dinamiką kirpimuose ir ekstremą šiek tiek. Ir kaip dar sušukuot tą kirpimą, tai mes gausime efektą, kaip, sakysim, vėjas prerijose ir sušukavimas tas daro lengvesnį kirpimą absoliučiai. Ką galim pasakyti apie spalvos? Spalvos irgi paimtos iš gamtos, tai yra gali būti natūraliai balta spalva su turkizu, su kvarcu, paimtos būtent natūralios akmenys, kurios ir panaudoti jų atspalviai irgi. Šią merginą mes dabar šviesinam šaknis. Jinai pas mus bus labai šviesiai blondinė galutiniam rezultate su mūsų kolekcijos atspalviais. Jie yra dūminiai, smaragdas, smėlio pilkas, tokios spalvos pas mus dominuoja šioje kolekcijoje. Tai va, pradžiai mes ją pašviesinam, paskui bus galva padalinta, paprastiems žmonėms gal nelabai suprasti, bet į kelias zonas. Ir dėsim tada 3 atspalvius. Priekiniai zonai bus dūminis pilkas, paskui bus rūžavas smėlio spalvos akcentas trikampiuose išdėstytas. Vat, ir tada jau bus kirpimas. Junsei kompanijos dažai Illusionist yra vieni profesionaliausių dažų. Jie ne tik tausoja plauką, išsaugo jo struktūrą, yra be amoniako, bet taip pat suteikia meistrui galimybę kurti. Mums jie labai patinka, nes yra labai plati spalvų paletė. Jie kiekvieną sezoną sugalvoja kažką naujo. Meistras gali, maišydamas dažus, sukurti kažkokius naujus atspalvius, spalvas. Tuo pačiu klientui galima pateikti geresnę paslaugą, kažką naujo, įdomaus. Pats meistras tobulėja. Ir kiekvieną sezoną mes tiesiog atrandam kažką naujo, kažką madingo, kas būtent madinga šiuo sezonu. Geriausios priemonės formavimo yra tos, kurios neapsunkina plauko. Ir iš tikrųjų viena iš tokių priemonių yra ekologiškas lakas, kuris visiškai neapsunkina plauko, jisai nealergizuoja, neerzina jo kvapas ir tuo pačiu mes saugom savo sveikatą ir be abejo kliento ir aplinkos. Jeigu jūs įsivaizduojat preirijas, tai jūs galite įsivaizduoti kokios tai spalvos. Tai yra prigesintos peleninės, dūminės tokios, smauki vadinamos spalvos. Sidabrinė, truputį į mėlynumą, į kažkokį tokį purviną rūžavumą. Turkijos spalva irgi dominuoja, bet kažkas panašaus. Čia yra tokios pagrindinės dažymų tendencijos. Netgi toks natūralesnis spalvos, jos vis tiek turi turėti tokį dūminį atspalvį. Per mūsų šių metų žiemos ir rudens kolekciją praskrido stiprus vėjas, kaip matote modelius. Būtent šie kirpimai sudaro trikampį pas mus ir būtent yra madingi suveltos visos šukuosenos, kaip matote, tiek vyrai, tiek merginos. Taigi, kirpimuose dominuoja trikampiai. Jų čia yra vizualiai nesimato, bet jie duoda tekstūrą. Matote, čia yra 2 trikampiai šitam kirpime, čia 2 trikampiai. Viskas, žodžiu, pas mus kampuota. Pas mūsų vaikinus taipogi nereikia susukti galvą. Matote, irgi trikampis. Iš visų pusių, ta prasme, iš visų kampų jūs galite matyti, kaip yra atskirti. Ir be abejo, suvelti ir pašiaušti. Tiesiog noriu pasakyti visiems klientam, kad plaukai tai yra puošmena ir didelė dovana. Taigi juos saugokite ir puoselėkite.